Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Akademija. Prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete dekanas Benas Ulevičius. Spalio 1 dieną, antradienį, 12 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje šventomis mišiomis atsisveikinsime su kunigu, profesoriumi, Vytauto didžiojo universiteto garbės daktaru Kęstučiu Trimaku. Kunigas Kęstutis Trimakas be abejonės buvo vienas iš ryškiausių šviesulių akademinėje ir sielovadinėje Lietuvos padangėje. Pagrindiniai kunigo biografijos bruožai byloja už save. Kęstutis Trimakas gimė 1930 metais Kaune, čia baigė pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Miuncheno lietuvių gimnazijoje, Vokietijoje. 1949 metais atvyko į Jungtines Amerikos valstijas ir įstojo į jėzuitų ordiną. Vestono koledže baigė filosofijos ir teologijos mokslus. Bostono koledže įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį. 1960 metais įšventintas kunigu. Čikagos Lojolos universitete studijavo psichologiją, apgynė daktaro disertaciją, dirbo psichologų ligoninėje, ne vienoje ligoninėje, taip pat pastoracinį darbą, redagavo žurnalus Laiškai lietuviams, Ateitis, Aidai. Nuo 1977 metų bendradarbiavo su Lituanistikos institutu, aktyviai dalyvavo lietuvių diasporos kultūrinėme bei sielovadinėme darbe. Gyvendamas Jungtinėse Amerikos valstijose, Kęstutis Trimakas išleido net 17 knygų, daugybę mokslinių ir publicistinių straipsnių. Iš teologinio pobūdžio studijų paminėtinos Ieškančiojo pėdsakai, apie būtent šią knygą garsus teologas, Šventojo rašto vertėjas Antanas Rubšys rašė: vargu ar turime kitą taip žmogiškai patrauklų ir taip teologiškai svarų veikalą lietuvių kalba apie religiją. Taip pat galėtume paminėti ir knygas Jėzus Kristus, Dievas, žmogus, žmonijos išganytojas, bei Kristaus bendrija Dievo apreiškimo šviesoje, Jėzaus gyvenimo iliustracijos, 12 atsiliepimų į Dievo malonę ir kitas turbūt ne vienam iš jūsų, mėly klausytojai, girdėtas ir gerai pažįstamas knygas. Kęstutis Trimakas taip pat išleido ir psichologijos studijų, kurios ypač gerai žinomos universitetų dėstytojams ir studentams. Pavyzdžiui, žmogaus aukščiausi skrydžiai, religinių išgyvenimų psichologija, asmenybės raida gyvenime, egzistencinio apsisprendimo psichologija, tikint bręsti, egzistencinio apsisprendimo psichologija, antras tomas, jaunimas, patirtis ir įžvalgos, bei ne vieną kitą knygą, kuri ir iki šiol branginama universitetuose, ypatingai psichologijos, taip pat ir kitų disciplinų paskaitose. Profesorius kunigas Kęstutis Trimakas labai aktyviai dalyvavo ir ateitininkų veikloje. Taip pat dalyvavo atkuriant Vytauto didžiojo universitetą, 17 metų dėstė šiame universitete ir kituose Lietuvos universitetuose. 2 kadencijas ėjo Vytauto didžiojo universiteto senato nario pareigas. Buvo šio Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, studentam gerai pažįstamas, mes ir aš pats buvau Velionio studentas, labai gerai prisimename kaip labai kūrybingą asmenybę, įkvepiantį dėstytoją, kuris visuomet labai aistringai dalindavosi jo naujausiomis psichologijos įžvalgomis, taip pat ir teologinė mintimi, skatino mūsų studentų kūrybingumą, labai atsižvelgdavo į mūsų tuometinių studentų reikmes, ir sielos reikmes, ir kūno reikmes. 2010 metais kunigas profesorius Kęstutis Trimakas įvertintas Vytauto didžiojo universitete už ypatingus nuopelnus, suteikiant jam universiteto garbės daktaro regalijas. Štai tokia trumpa biografija. Primenu, jog iki antradienio arkikatedroje bazilikoje Kaune galime aplankyti urną su Velionio palaikais, malda palydėti jį į viešpaties artumą ir taip pat primenu, jog 12 val. Antradienį spalio 1 dieną vyks atsisveikinimo šventosios mišios. Labai kviečiu visus jūs, mėly klausytojai, dalyvauti.
Na, o šiandien prisiminimais apie profesorių Kęstutį Trimaką pasidalinti sutiko jo kolegos, bendražygiai iš Vytauto didžiojo universiteto. Man labai malonu pristatyti Katalikų teologijos fakulteto prodekaną, ilgametį Katalikų teologijos fakulteto dekaną, prelatą, profesorių, teologijos mokslų daktarą Vytautą Steponą Vaičiūną. Malonu matyti jūs, prelate. Džiaugiuosi. Taip pat čia studijoje ir Vytauto didžiojo universiteto docentė, psichologijos mokslų daktarė Bronislava Grigaitė. Sveiki. Štai noriu pratęsti tokiu gal gyvesniu pasidalinimu profesoriaus biografiją. Jūs labai gerai pažinojote profesorių, buvote jo bendradarbiai, kolegos, artimi bičiuliai. Ką galėtumėte pridurti prie mano tokios labai glaustai pristatytos profesoriaus biografijos? Kokiais ryškiausiais prisiminimais apie profesoriaus Kęstučio Trimako asmenybę galėtumėt pasidalinti su Marijos radijo klausytojais? Tikrai tokią skaudžią valandą, kada tenka atsisveikinti su brangiais bičiuliais, iš tikrųjų prisimena turbūt tikrai patys gražiausi tokie susitikimai per daugelį metų dirbant kartu, kurios teko išgyventi, ne tik tai mokslo srityje, bet bendraujant su žmogumi kaip asmenybė. Iš tikrųjų, profesorius kunigas Kęstutis tai buvo veiklos žmogus. Atvažiavęs visada jis atrodydavo išorėje labai kukliai. Ta pati striukelė, tas pats šypsnys, malonus pasisveikinimas. Pirmiausia, visada klausdavo, kaip čia jūs gyvenat, kas čia naujo, o apie save labai mažai mėgdavo kalbėti. Ypatingai šilti bendraujant prisiminimai būdavo apie jo mamą, motiną, kuriai skyrė labai daug meilės ir vidinės šilumos. Šita tema būdavo jam labai artima, kadangi jis kalbėdavo, kad mamytė man yra tikrai davusi ne tik tai gyvybę, bet ir visoje ir kunigystės, ir žmogaus gyvenimo eigoje. Tai buvo viena iš tokių šviesiausių asmenybių, kada įkvėpdavo jį pačiose sunkiausiose valandose. Kitas dalykas, ką prisimenu, tai jo ypatingas toks bruožas būdavo toks dvasinis kuklumas, kada norėdavo jį už kažką pagirti, taip parodyti tokio didesnio dėmesio, jis visada atsakydavo, viskas yra Dievo valioje ir už viską tikrai turime būti pirmiausia dėkingi. Toks niekada nesureikšmindavo savęs, nepasikeldavo kitų akyse, bet visuomet būdavo kuklus ir per tą kuklumo tokią tikrai vidinę kartais išvaizdą matydavom tą tikrai gilų vidinį žmogų, kuris kvėpuoja ne tik tai išmoktomis frazėmis, ne tik tai įsigytais profesiniais savo sugebėjimais, kaip psichologas, kaip mokslininkas, bet tikrai jausdavai, kad šitame žmoguje iš tikrųjų yra tie aukščiausi skrydžiai, kad jis gyvena ne tik tai išorinį kažkokį formalų vidinį gyvenimą, bet iš tikrųjų tai yra Dievo žmogus. Taip pat per jį teko susipažinti su keletą tikrai kilnių asmenybių ir užsienyje gyvenančių, ir čia atvykstančių mokslininkų, jo tikrai brangių prietelių, kurie tikrai visada su meilė, su nuoširdumu kalbėdavo apie ir kaip mokslininką, kaip draugą ir bičiulį. Studentams jis buvo labai artimas ir mielas, visada ateidavo su meilė, nuoširdumu paklausyti jo paskaitų ir ypatingai turbūt patys brangiausi užsiėmimai vykdavo šalia paskaitų, kada profesorius negailėdamas laiko, rasdamas kur nors laisvesnę auditoriją, subūręs studentų tokią grupelę, atrasdavo pasidomėti jų gyvenimo problemomis, iškylančiais sunkumais ir džiaugsmais ir kartu kaip kunigas, kaip psichologas duodavo jiems nuoširdžių patarimų. Taip pat jam buvo nesvetimos ne tik tai universitetinės paskaitos, su nuoširdumu jis dalyvaudavo bet kurioje Lietuvos vyskupijoje kviečiama susitikti su visuomenė, susitikti su pasauliečiais žmonėmis.
su intelektualais ir tikrai su tokia liaudimi, kuri kartais atrodydavo kitiems, ar verta gaišti laiko, jis šito niekad nesigailėdavo. Prisimenu jo paskaitas visuomeniai, kada teko dalyvauti. Žmonės, kaip liaudis sako, įsižioję, klausėsi gerdami jo kiekvieną žodį ir tai, kas degė jo širdyje, dvasiniam gyvenime, jis mokėdavo tas paprasčiausias tikėjimo tiesas įvilkti į tokį suprantamą rūbą, psichologiškai suprantamą rūbą, kad jo išmintis prabildavo tikrai tokią sampratą, kuri ir eiliniam žmogui buvo suprantama, ir aukštos erudicijos žmogui. Taip pat pastebėjo studentų ne tik tai mokslinius ten sugebėjimus, norą gilintis intelektualinės žinias, bet taip pat jam rūpėjo, kaip yra praleidžiamas studentų laisvalaikis. Jam pačiam vidinis gyvenimas buvo labai labai artimas ir brangus, todėl jis negailėdavo laiko skirti susitikimams kaip kunigas su žmonėmis, su studentais ir su bičiuliais pasikalbėti. Lygiai taip pat turėjo labai sveiką humoro jausmą, mokėdavo labai gražiai pajuokauti, suburti ir pasidžiaugti. Turbūt kiekvienas prisimenam jo labai skardų ir tokį tikrai nuoširdų juoką, kada jam būdavo tikrai sieloje linksma ir tas uždegdavo kitus. Štai kodėl vieną kartą, tai buvo turbūt apie 20 metų jau atgal, jam atėjo mintis, sako, aš tada buvau dekanas fakultete, sako, žinai, Vytautai, reiktų suburti studentus jų kūrybiniam įsiskleidimui. Susidomėjo rašančiais poeziją, pasidomėjo kitais kūrybiniais sugebėjimais ir sugalvojo, sako, paruoškim fakultete talentų vakarą. Jis pirmasis gal buvo toks kuklesnis, bet taip pat buvo pakviestas studentų ne tik iš katalikų teologijos fakulteto, ir iš kitų universiteto fakulteto atėjo. Ir buvo džiaugsmingiausia po to tikrai gražaus tokio mielo susitikimo, jo tokių įžvalgų ten, kada studentai pasiliko ir profesorius atvilko, tikrąją to žodžio prasme, didžiausiam maišą spurgų, pončkų, kaip vadindavo. Ir studentai be galo džiaugiasi, buvo laimingi tomis tikrai kukliomis, bet labai nuoširdžiamis vaišėmis. Ir po to kasmet visada, maždaug tokiu laiku, spalio mėnesį, būdavo rengiami kasmet tie talentų vakarai. Kiekvienais metais jie buvo gausesni, turingesni ir ten tikrai vadovaujant profesoriui būdavo suburdos tikrai tokios labai prasmingos, kūrybingos jėgos, kurios sugebėjo uždegti net ateinančius draugus ne tik iš universiteto, bet iš šalies atsivestus, kurie pirmą kartą galbūt susitiko su kunigu ir su tokiu kunigu, iš kurio spinduliuoja tikrai ir humoras, ir dvasia, ir šiltumas, ir tėviškumas. Iš tiesų šie kūrybos vakarai vyksta fakultete ir lygi šiol. Prieš porą metų šventėme 20-asias metinės šios gražios iniciatyvos ir studentai tikrai nepraradę savo kūrybingumo ir dėstytojai kiekvieną kartą susirinkę. Dar visai neseniai ir profesorius pats Trimakas arba pasirodydavo, arba atsiųsdavo laišką vakaro dalyviams, tą laišką mes skaitydavome, džiaugdavomės ir dar ir paremdavo įvairiai šią iniciatyvą, nes kai kurios studentų, aišku, idėjos tokios kūrybingos, kad prireikdavo net ir scenos, ir dekoracijų. Ir šiemet taip pat toks talentų vakaras vyks Katalikų teologijos fakultete ir be abejo šiemet labiau nei kitais kuriais nors metais dedikuosime tą vakarą profesoriaus Kęstučio Trimako atminimui. Miela docente, kokie jūsų ryškiausi prisiminimai apie kunigą profesorių Kęstutį Trimaką? Prieš šviežios atminties kunigą Trimaką teko su juo susipažinti maldoje palaimintojo Jurgio Matulaičio namuose kaip su kunigu, o vėliau teko bendrauti kaip su dėstytoju, su psichologu, pati lankiau jo paskaitas, klausytis jo paskaitų ir analizuoti veikalus. Turiu jo visus dedikuotus kūrinius, parašytas knygas. Šiaip buvo labai visada bendravime nuoširdus, paprastas, studentų buvo labai mylimas.
ir labai skaudžiai išgyvendavo atsisveikinimus. Kai reikėdavo, kiek mylėjo savo gimtą kraštą, kai išvykdavo, tai teko ne vieną kartą matyti. Atsisveikinant prieš išvykdant ar šventų mišių aukoje visada būdavo jautri išgyvendavo labai. Gal galėtumėte kelis žodžius tarti apie profesoriaus knygas? Matau ir dabar pas jūs ant stalo keletas knygų. Sakiau, kadangi turiu visas beveik jo dedikuotas knygas, tai pirmiausia reikia pasakyti, kad jo indėlis kaip kunigo psichologo į psichologijos mokslą yra neįkainojamas, labai vertingas, nes netiek daug turim kunigų psichologų, kurie parodytų paties tikėjimo, susitikimo su Dievu reikšmę ir jų tą reikšmę brandai. Tai pirmosios knygose jis tiesiog remdamasis psichologijos teorijom, kaip Džeimso, kaip Maslow teorija, kaip Eriksono teorija, parodė tarkime, asmenybės variklio poreikio, kurie skatina asmenybę veikti, tai parodė tikėjimo vietą formuojantis jiems, kad susiformuotų patys aukščiausi poreikiai, dvasiniam gyvenimui tinkantis arba asmenybės pati raida pagal Eriksoną, irgi gražiai parodė priešpriešose, visose gyvenimo amžiaus tarpsniuose priešpriešose, kaip jas reikėtų nugalėti, kaip susiformuoti dorovinės vertybės ir dominuojant turbūt iš 1 iš 10 Dievo įsakymų artimo meilės. Kaip tu turi pasiruošti, kokia bus tavo savivertė, kaip vertinsi kitus, kiek galėsi padėti. Tai šita jo vertė, jo psichologija yra iš tiesų neįkainojama. Na, o norėtųsi dar išskirti tos religinius išgyvenimus šitą knygą, kur be abejo tie išgyvenimai, jų aptarimas, ne visi galvos moka analizuoti tai, ką jis darydavo su studentais, tai jų išgyvenimas sukelia religinius jausmus ir taurina pačią asmenybę. Tradiciniai psichologijai apie religinius jausmus nekalbama, nėra jų klasifikacijos, tai šitas leidinys ir jo darbas, kur taip irgi gražiai parodė, kokie jie yra. Tai atsidavimas Dievui ir pagarba ir kaip visatos kūrėjui ir šitie jausmai, kaip jie turėtų būti išgyvenami. Ir dar norėtųsi pasakyti keletą žodžių apie Tikint bręsti knygą, kuri kiekvienam parodo, kurioje vietoje jis tam tikėjime yra. Ta knyga turėtų būti, kaip sakoma, stalo knyga. Aš ją taip pat turiu ir dažnai labai atsiverčiu, kai noriu pasitikrinti, kai kyla visokia abejonių. Tai ten gali susirasti vietą ir toliau galvoti apie savo tobulumą asmenybės. Asmenybės tobulumą išgyvenimus įvairius. Mėly klausytojai, primenu, jog girdite laidą skirtą kunigo profesoriaus Kęstučio Trimako atminimui spalio 1 dieną, antradienį 12 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje atsisveikinsime su amžinos šviesios atminties profesoriumi. O dabar kviečiu trumpai muzikiniai pertraukėliai.
Na štai mes vėl eteryje, mėly klausytojai, primenu, jog girdite laidą Akademija. Ši laida skirta šviesios atminties profesoriaus kunigo Kęstučio Trimako atminimui. Mielas prelate, 2010 metais kunigui profesoriui Trimakui buvo įteiktos Vytauto didžiojo universiteto garbės daktaro regalijos. Šį faktą mes ne vienas matėme internete, skaitėme apie tai, tačiau ne visi žinome, jog pats profesorius negalėjo dalyvauti šioje iškilmėje ir jums teko garbė nuvykti pas profesorių ir įteikti jam garbės regalijas. Taip, paprastai garbės regalijos teikiamos universitete yra, bet jo gyvenime tikrai atėjo skaudus gyvenimo išbandymai, sveikatos sutrikimai vairūs, ypatingai kojytės sunkiai pradėjo vaikščioti. Tai tada, negalint jam atvykti, buvo nuspręsta iš universiteto, kadangi buvom prieteliai ir kunigai, įteikti regalijas Čikagoje. Kartu su profesorium Alfonsu Motuza mes išvykome į Čikagą ir ten dalyvavome tose iškilmėse. Iš tikrųjų, pamačiau, kaip jis ten buvo mylimas, buvo suburta virš 200 asmenų, tokia didžiulė bendruomenė dalyvavo jo minint 80 metų tuomet gyvenimo sukaktį ir 50 metų kunigystės ir kartu buvo prijungta ta šventė įteikimas universiteto garbės regalijų. Su ypatingu nuoširdumu ten buvo daug prelegentų, kurie kalbėjo, išreikšdami tikrai tokią progą, didžiulę pagarbą profesoriui Kęstučiui Trimakui. Ir žinoma, įteikus regalijas, kaip visada reikėdavo pasakyti sveikinamo kalbą. Tai aš norėčiau dabar paskaityti tas mintis savo poezijos, kurias aš perskaičiau tuomet Čikagos bendruomeniai. Tylos minutės prikausto protą, pamirštant skubantį gyvenimo besaikį tempą. Kaip gera tyloje, čia pat alsuojanti gyvybė. Dievybės paslaptis, kokie mes malsus, vis rūpi toliai, nežinomybė ir tas padaužiškas, kas bus toliau. Tik tyloje jaučiu tavųjų rankų šilumą, pripildytą rimties ir meilės, patarimo, užuojautos, kai reikia įspėjimo ir perspėjančios tavo žodžio galios. Kas buvo vakar prieš metus ar prieš 80, taip ryškiai viskas spindi šiandien. Kas buvo vaikiškai smalsu, atrodo aišku, paprasta, o tos trinkelių pilis ir pasakų slaptingi labirintai, kiek davė jie prasmės, minčių galybėje surasti tikrą grūdą ir brangų perlą, kad visą tai turėdamas nejaustum alkio ir vienatvės, prie to nekartą apgaulingo, puošnaus, suspindinčio tarsi miražas, gardybių pilno stalo. Subrendo protas, pasikeitė jausmai, jie tapo sudresni ir sąmojus gilus. Taip žmogiškai galingas pirmosios meilės žavesys, sprendimai po sprendimų, o patarimų begalės, ir artimųjų ir draugų, tikrų ir netikrų bičiulių. Širdis ir verkė, ir triumfavo, nuo pažintos pirmos raidės iki didžiųjų mokslo paslapčių. Mama geroji, maitinusi ir tebemaitinanti malda, ir mokykla nepamotė, visi norėjo gero, dalinusi gyvenimo prasminga patirtim ir prigludai prie to, kur styliai tarė, ateik ir sek paskui mane. Viliojančius ir smalsių studijos vis kvietė į svečius, linkėdamos pažinti žmogaus gelmes, patarti jam, paguosti, suraminti ir tėviškai priglausti prie širdies. O tie didieji sopuliai, visų žmonių dalia, prasmingai rodė kryžių.
Ar supranti, dėl ko ant jo pakybo meilė? Išliejai savo sieloje tas brendusias mintis, jos prakalbėjo knygomis, pamokslais, paskaitų gausybę ir vis mąstei, rašei, raikiai kūrybos duoną ir po riekelę dalinai išalkusiems dvasia ir vis skubėjai, laiminai, suprasdamas, koks geras viešpats, kurs niekados negaili, su juo man pakeliui. Tikrasis žmogiškumas, kunigystė, tai du didieji kelrodžiai, šiandien sužvilga deimantų grožybė ir tas tylus, įsiveržiantis dėkingumo jausmas Dievui ir kiekvienam, kas tik prisilietė žvilgsniu, malda, patarimu ir meilė prie sielos turinio gelmės. Didžiuojamės tavim šiandieną, esi garbingas mokslo ir didingos dvasios vyras, toks tėviškai kilnus žmogus dvasingas, kunigas per amžius. Tad šviesk visiems galingais spinduliais ir tėviška dvasia dalinkis su visais, nes tik apvaizdos planuose prabėgę metai įprasmina gyvenimą, o ateitis teesie tavo valia ir kunigystės grožis ir žmogiškai prisirpusi dvasia visiems tu reikalingas. Štai, brangieji, kada žvelgėme į šią dieną, iš tikrųjų įvyko viešpaties valia, paskutinis dūžis motinai žemėj, atsisveikinimas, jo visas kūrybinis ir dvasinis palikimas, visas kunigystės grožis ir žmogiškai prisirpusi dvasia, kaip minėjau, visiems tu reikalingas. Mielas ir brangus Kęstuti, tu jau matai, ką mes tikimės matyti. Regi savo dangiškai tėvą, kurį mylėjai. Mes tikrai visada esame su tavimi savo malda, prisiminimais ir pačiais kilniausiais žodžiais. Ir visą tai, ką tu esi palikęs mums, te būna brandi ateitis ir mums kunigams, lyrikams, studentams ir kiekvienam žmogui, kuris tave pažino ir tavo kūrybos palikime dar daugybę metų visada prisimins kaip taurė tas mūsų tautos asmenybė ir didžiavyrį žmogų mūsų tėvynėje. Ačiū, prelate, už tokias įkvėpiančias eiles, vedančias į susimastymą apie šią iškilę asmenybę, mokslininką, kunigą. Manau, tikrai laidai artėjant į pabaigą būtų pats laikas prisiminti ne vien mokslinius profesoriaus Kęstučio Trimako veikalus, studijas, bet taip pat ir jo eiles, kurios taip gausiai liejosi iš jo širdies. Miela docente, matau, jau esat pasiruošusi, atsivertusi knygą. Taip, jis yra parašęs ne vieną poezijos knygą. Viena iš jų labai vertinga ir įdomi yra Ieškančiojo pėdsakai, kur tiesiog padeda apmąstyti Jėzaus gyvenimą, išgyventi apmąstymus įvairius, kur yra labai aukštai vertinama lietuvių poezijos kritikų. Ir tai yra labai svarbi ir viena iš vertingiausių poezijos knygų. Tai pabaigai norėčiau paskaityti jau išsakytas paskutinės mintis šitoje knygoje. Jų akimis rodėsi, kad aš pakilau ir nutolau, kad debesis paslėpė mane. Iš tikrųjų, tik jų juslis, akis ir ausis nustojo veikti mano tikrovė. Nematomas, negirdimas, nepaliečiamas, aš likau, kaip žadėjau. Tebevaikščioju jų tarpe ir gyvenu juose. Likau ir tebe pasilieku, ieškoti ir rasti, kas buvo prarasta, žemė nukritusių, mano žodžiai žadinamų, motinos malda lydimų, dvasios įsūnijimų, tėvo veido atspindžių. Mėly klausytojai, laida
priartėjo prie pabaigos. Primenu, jog antradienį spalio 1 dieną 12 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje turime galimybę atsisveikinti su šviesios atminties profesorium Kęstučiu Trimaku. Amerikos lietuvių bendruomenė jau atsisveikino su profesoriumi Liepos mėnesį. Na, o čia galima pagerbti profesoriaus urną ir urna taip pat bus laidojama tą pačią dieną, spalio 1 dieną, po šventųjų mišių Tautos šventovėje Viešpaties prisikėlimo bažnyčioje Kaune. Šią laidą norėsime užbaigti paties profesoriaus balso garso įrašu, o dabar primenu jum, jog girdėjote laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius ir studijoje prisiminimais apie profesorių kunigą Kęstutį Trimaką dalinosi Katalikų teologijos fakulteto prodekanas, profesorius, teologijos mokslų daktaras prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas bei Vytauto didžiojo universiteto docentė, psichologijos mokslų daktarė Bronislava Grigaitė. Taigi, profesoriaus kunigo Kęstučio Trimako balso įrašas, o mes atsisveikiname su jumis, mėly klausytojai, su Dievu. Yra pokalbis apie gyvybės kultūrą. Norime geriau susipažinti su ją, tad klausime ir atsakome. Klausimai pateikti kitų ar kilę mums patiems. Atsakymai tuos klausimus padės susidaryti vis tikslesnį vaizdą, kas yra šis reiškinys ir kodėl jis iškilo kaip tik šiame laikotarpyje 21 šimtmečio prieangyje. Užsiminus apie gyvybės kultūrą, pirmas reagavimas yra toks. Aš žinau, tai prieš abortus. Bažnyčia yra prieš abortus. Kadangi toks atsakymas nėra tikslus, tai atsakau ne. Tiksliai tariant, gyvybės kultūra nėra bažnyčia prieš abortus. Pašnekovas nustemba. Manė, kad gerai atsakė, o čia nepataikė? Tai kas yra gyvybės kultūra? Gyvybės kultūra nėra priešinimasis abortams. Ji yra nepaprastai teigiama ir nepriepiamai platesnė. Ji yra už, ne prieš. Ji kūria, stato, gaivina. Priešinimasis abortams yra tik vienas iš daugelio gyvybės kultūros vaisių. Net jei žmonijoje nebebūtų abortų ir todėl nebereikėtų prieš juos kovoti, vis vien gyvybės kultūra liktų. Visiems žmonėms liktų ir toliau pareiga ir privilegija branginti Dievo kūrėjo dovanotą gyvybę ir jam už ją visą širdimi dėkoti. Gilia prasme, ši padėka, tad ir gyvybės kultūra liks ir dar labiau subujos danguje, paties Dievo akivaizdoje. Na, kągi, gal tikrai kultūra skamba teigiamai, tai už ką stovi ji? Gyvybės kultūra yra už gyvybę. Tai reiškia, kad visi žmonės, kurie yra toje kultūroje, labiausiai vertina gyvybę. O, taip. Dabar žinau, sako pašnekovas. Gyvybės kultūrą juk sugalvojo popiežius Jonas Paulius II, čia jo idėja, ar ne? Ne, ne visai. Kažkas pirmas, daug anksčiau, visą tai sugalvojo. Esu linkęs laikyti patį Dievą gyvybės kultūros pagrindu. Tas, kuris sukūrė gyvybę, gyvus žmonės,
tas labiausiai ir vertina juos ir jų gyvybę. Gyvybės kūrėjas, Dievas. Gyvybė yra jo pirma didžioji dovana žmonėms. Jis ją nepaprastai brangina. Jo įkvėptas raštas yra pilnas gyvybę vertinančių žodžių. Tad jis trokšta, kad ir žmonės ją nepaprastai brangintų. Popiežius Jonas Paulius II grindė savo encikliką apie gyvybės evangeliją šventuoju raštu, vadindamas patį Kristų gyvybės evangeliją. Jėzus Kristus savo paties gyvybės kaina žmonijai nupelnė amžiną gyvenimą. Tačiau popiežius Jonas Paulius II, gerai pažindamas modernius laikus, suvokė Dievo dovanotos gyvybės vertę, bet ir šių laikų pavojus, grėsmingai atakuojančius įvairias žmogaus gyvenimo apraiškas. Savo encikliką Evangelium Vitae, gyvenimo evangeliją, jis skatino tokią kultūrą ugdyti ir puoselėti. Savo encikliką jis grindė Dievo įkvėptais raštais. Net jau pačiame pirmos knygos puslapyje Dievo įkvėptas rašytojas Dievo vardu išreiškė susižavėjimą Dievo sukurtą gyvybę. Visa tai buvo gera, visa labai gera. Tuo buvo nepaprastai sužavėtas Jonas Paulius II. Jis kvietė visus kurti tokią kultūrą, kurios tikslas puoselėti Dievo dovanotą gyvybę. Tad savo enciklikoje teigia, kad gyvybė visada yra gėris. Kaip tai suprasti? Kaip suprasti, kad gyvybė visada yra gėris? Pasiklausykime popiežiaus aiškinimo. Jis rėmėsi Dievo įkvėptais žodžiais iš šventojo rašto. Štai, jo žodžiai. Gyvybė, kurią Dievas įkvėpė žmogui, labai skiriasi nuo visų kitų gyvų sutvėrimų gyvybės, kadangi žmogus, tegul ir sutvertas iš žemės dulkių, yra Dievo išraiška pasaulyje. Jo Dievo buvimo ženklas, jo Dievo šlovės pėdsakas. Šventas Irenėjus iš Liono puikiai pasakė, gyvas žmogus yra Dievo šlovė. Tai popiežius aiškina toliau. Žmogaus sukūrimas vaizduojamas kaip atskiras Dievo sprendimas. Padarykime žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Gyvybė, kurią Dievas duoda žmogui, yra dovana, kurios pagalba Dievas dalyjasi savimi su savo kūriniu. Gyvybė, kurią Dievas apdovanoja žmogų, yra daugiau negu paprastas būvis laike. Tai veržimasis prie pat gyvenimo pilnybės, tai laiko ribas pranokstančios egzistencijos sėkla, nes Dievas sutvėrė žmogų, kad būtų nemirštamas ir padarė jį pagal savo panašumo paveikslą, sako Išminties knyga. Nors Dievas sutvėrė žmogų, kad būtų nemirštamas, tačiau žmogus Dievo nepaklausė, nusikalto ir dėl to prarado nemarumą. Dievo sūnus tapo žmogumi, kad žmogų išgelbėtų ir jam grąžintų Dievo malonę ir nemarumą, o taip pat amžinąjį gyvenimą su pačiu Dievu. Savo maldoje Dievo sūnus prašė dangiškojo tėvo, kad duotų tai,
ką vėliau nupelnė savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus. Savo paties gyvybės auka, dovana. Tėve, atėjo valanda, pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave, tavo duota galia į visus žmonės teiktų amžinąjį gyvenimą visiems, kuriuos jam esi dovanojęs. Taip, sūnus prašė ir nupelnė žmonėms amžinąjį gyvenimą, pažinti tėvą ir sūnų, nesibaigiančiai būnant su jais. Kasgi gali būti dar geresnio? Bet kodėl? Kad ir po tiek daug metų ta gyvybės kultūra pasaulyje dar neklesti. Taip, matosi, taip yra. Dėl ko? Tikriausiai tai dėl to, kad į žmoniją įsibrovė ardanti, griaunanti, žaliojanti, žlugdanti jėga, veikianti prieš gyvybę. Ne iš Dievo, bet prieš jį. Tai aiškiai teigia Dievo įkvėptas raštas. Apie tai rašė ir kiti, bet niekas taip aiškiai neparašė ir savo laikams nepritaikė, kaip popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje. Pasaulyje įžvelgė didelį konfliktą tarp gyvybės kultūros ir mirties, neva kultūros. Gyvybė iš Dievo, mirtis iš Dievui pasipriešinusio maištautojo netarnausiu. Čia pasirodė pirmas save patį apgavusio kūrinio Liuciferio melas. Dievas nereikalauja tarnauti jam, bet jį dėkingai pripažinti ir mylėti. O maištininkas sprendė, netarnausiu, o būsiu sau pats Dievo vietoj. Skurdžius, sau pamelavo. Pamelavo ir pirmiesiems žmonėms. Gardžiuokitės Dievo uždraustų vaisiumi, jūs tapsite dievais be jo. Ir tie leidosi suvedžiojami. Tikrai vargšai skurdžiai, patys nutraukė juos dievinantį gyvybės ryšį su pačiu Dievu. Gyvybės gyvenimo vietoj mirtis. Ir taip atsirado pagrindas mirtin smingančiai pseudokultūrai. Maištininko saldi vilionė, tokia patraukli, bet mirtį nešanti. Vis dėlto atsirado daug jos pranašų žmonijoje, ypač naujuose laikuose. Tai Friedrichas Nyčė skelbęs, kad Dievas mirė, o dabar pagal jį antžmogio laikai. Ir Freudas daugam patiko, Dievas tik iliuzija, jo nėra. Tai žmogus, tad nėra varžomas. Ir kaip saldu buvo žmonėms, Freudo idėjoms remiantis, naudotis nevaržomą sekso revoliuciją. Ir Sartre, ir Marksas, ir daug kitų. Ir daug kas patenkinti jų klausėsi ir pagal tai palaidai elgėsi. Tai štai dėl ko žmonijoje taip lengvai neįsigali gyvybės kultūra, nes yra kita jėga, kuri atitraukia žmonės nuo Dievo. Kokios yra tos mirties jėgos? Tai prieš Dievą maištaujančių žmonių pastangos, tų, kurie neigia patį Dievą ir pasistato save jo vietoje, arba tų, kurie neigia Dievo moralinį ar dvasinį dėsnį. Tie, kurie neigia patį Dievą, kuris yra visos gyvybės šaltinis, nutraukia
patys visą ryšį su dvasinės gyvybės versme ir padaro dvasinę savižudystę. O tie, kurie neigia kūrėjo moralinį ar dvasinį dėsnį įstatą, pasuka į klystkelį ir kenkia savo, o dažnai ir kitiems, žaloja save, o dažnai ir kitus. Pavyzdžiui, pavydėdami, neapkęsdami, skriausdami, meluodami, nesiskaitydami su kito asmens teisėmis. Tai juk tikra žala kitiems, tai tikra žala ir savo. Gyvenimo siaurinimas ir žalojimas. Čia jokia tikra kultūra. Priešingai, tai antikultūra. Popiežius Jonas Paulius II tai pavadino mirties kultūra. Žmonių suokalbių prieš gyvybę, prieš gyvenimą. Ir taip tikrai yra. Tie, kurie yra už gyvybę, Dievo dovana, visa širdimi ir visomis pastangomis yra prieš tokį suokalbį. Pirma, savyje, o taip pat ir kituose.